Europa negina savo piliečių ir savo verslo. Europa užversta nekokybiškom kinietiškoms prekiams. Daugiau kaip 100 milijardų eurų yra prekybos deficitas vien tik su Kinija. Ir tas deficitas didėja. Begaliniai reikalavimai verslui, keliami žalio kurso, biurokratijos, dalis verslo kraustosi į Ameriką ir į kitas šalis. Dabar mes dar pasirašom sutartį Mercosur, kur Europa net laikys konkurencijos Europos ūkininkai ir dalis jų bankrutuos, bus užversta vėl nekokybiškais maisto produktais. Dar pasirašom sutartį su Indija laisvos prekybos. Ar mes atlaikysim tą konkurenciją? Ar šitokiu keliu mes žlugdysim ES verslininkus? Vietoj to, kad saugotume savo rinką, kurtume bendrą rinką, mes ją žlugdome. Yes. Okay.